Šiandien mes atliksim iBeauty procedūrą. iBeauty procedūra tai yra drėkinanti procedūra, kuri apima veidą, kaklą, kažkiek tai dekoltė. Pridrėkina, nes naudojam 100% hialuroną. Hikari apskritai kosmetika yra Izraelio nišinė kosmetika, kuri pasižymi labai koncentruotom veikliom medžiagom, turinti labai gerus rezultatus, kas liečia puoselėjančias savybės, atstatančias barjerą savybės, skatinančios kolageno elastino sintezę. Būtent šita procedūra tai yra mes įvesim 100% hialuroną sonoforezės pagalba, iBeauty aparatu, pridrėkinsim odą, išpuoselėsim. Mokslu yra įrodyta, kad vanduo mūsų organizme iki 75% ir kaip svarbu yra tas santykis, nes kada mums trūksta drėgmės, tada kenčia mūsų smegenys, tada jos negauna deguonies ir svarbu tas balansas apskritai. Ir jeigu kalbėti apie grožį, tai grožis yra ne tik veidas. Žmogus gražus. Dabar labai daug yra kalbama apie tą holistiką, o procedūros tai tiesiog padeda ir mūsų Saulėjo yra tikrai labai pasirinkimas procedūrų, todėl kad ir puoselėjančių, ir drėkinančių, ir šiaip palaikančių kūnui procedūros. Šita procedūra gali būti naudojama ir kaip prieš šventes, prieš kažkokias tai pobūvius, kada reikia, kad oda būtų tokia drėgna, elastinga. Prieš vestuves merginos ir moteris mėgsta. Šiaip šitą procedūrą galima daryti kas savaitę. Tiesiog oda padėkos. Jeigu tai bus pažeistas barjeras, odai bus labai gerai tokia atstatanti, o jeigu ir šiaip viskas gerai, tai tiesiog laimė. Apskritai mūsų, jeigu kalbėti apie Saulėjas spa, kaip aš visą laiką visom moterim sakau, atpalaiduotas kūnas, atpalaiduotas veidas. Ramybė kūne ir širdį, tai ir nė vienos raukšlės. Kadangi šita procedūra nėra labai jau spa, nes vis tiek nebent galima užmigti, kai uždedam kaukę, nes šiaip tokie įdomus pojūčiai, tikrai neskausmingi. Kada baigėsi šito aparato panaudojimas, tada vis tiek yra likutis įmasažuojamas, tada dedama kaukė, tokia procedūra drėkinimo. Bet šiaip visas tas principas yra būtent to aparato pagalba. Šitą procedūrą pabaigiau su giliai drėkinančiu kremu, kuriame yra 15 SPF filtras. Tai man nereikės naudoti papildomai apsaugos nuo saulės, kadangi šiandien saulė nėra aktyvi. Bet tai netaisyklė, kadangi mano klientė didžiąją dalį praleis šiandieną patalpoj, tai aš tiesiog rekomendavau, kad tiesiog oda nebūtų ir per daug apkrauta ir tiesiog galėtų savo ramiai ilsėtis, regeneruoti. Po šitos procedūros rekomenduotina daugiau skysčių, vandens konkrečiai ir šiaip ramybė. Po grožio procedūrų apskritai